Žirmūnuose. Vakar smagiai pavakarojom, paplėpėjom, nukeltis, ruoštis, susidėti daiktus. Deivar išeina į darbą, Tomas biški vėliau, tai kad žmonėm netrukdyti. Einu ruoštis ir aš. Pusryčiaujam su Daiva. Tomas, labas rytas. Pusrytukai, kibinai, spurgytės prie kavos. Tomas dar miega. Išlydėsim Daivą į darbą, palauksiu, kol Tomas dar atsikels ir važiuosiu aš toliau. Esu važiavęs kažkada jo į Estiją, kai važiavau, tai buvau taip persikrovęs. Da seną dviratį tokį hibridinį. Griuvimo atveju tik tais jau. Griuvimo ir jeigu netvarkingai pritvirtinta, kad gali nutrinti jo. Ne, tai čia tai tą Nes aš čia turėjau... Nesklijavai plėvelės čia? Ne, tik tai aš izoliacijas turiu paklijavęs, kuriuose vietose Aš reikia. bandžiau, žinau. Gerai, Tomai. Ačiū dar sėkiu, kad priėmėt, buvo smagu pamatyti, susipažinti, būsi Vilniui, tai dabar važiuosit pas mane į svečius. Tada važiuosim ir reikėtų Jūs pabendrauti, pokalbių temos niekaip nesibaigė, galim kalbėti ir kalbėti apie dviračius ir jų keliones, apie ypatumus, apie problemas, su kuriuom susidurėm, apie džiaugsmus, kuriuos patiriam, apie lankytinas vietas, kurias aplankom. Žiauriai gražus takas, ramo, kad visą laiką tokie būtų. Gerai pasižiūrim, saugiai, iš tos pusės nėra, iš tos pusės budriam ir atsargiam. Gerai pasižiūrėti, traukinys nejuokinga. Esu prie Skaistgirių, čia šalia buvusių karjerų įrengta poilsiavietė, pasižymėjau kaip lankytina vieta. Na, kaip lankytina vieta gal ir nieko ypatingo, bet kaip poilsiavietė labai gražiai sutvarkyta. Bet vanduo, pažiūrėkit toks, nežinau, per kamerą ar matysis, Turkijos spalvos, kaip kokioj Turkijoje. Žalsvai melsvas. Aikštelė su griliu, va, prašau, ir apmūrytas, ir su dangčiu, gražiai uždengta, kablys tvirtas. Na, galima ir podą kabinti, galima atidengti, groteles užsidėti, afigienai. Supynės, pavėsinė, tualetas. Paskanausiu ir minsiu toliau. Pradėjau įsivirti kavos, bet čia labai košia vėjas. Tai tiesiog pūs ugnį, trukdys virti. Negaištų laiko, užkandu, važiuoju toliau. Savo. Gražu. Pagal viską turėčiau būt Žagarėje. Žagarės dvaro parkas. Nesitikėjau, kad čia bus taip gražiai sutvarkyta. Daug takų, visko čia tikrai nepažiūrėsiu. Biškį pasėdėjau, pasigrožėjau ir dabar pro anos pastatus, ten, nežinau kas ten per pastatai buvo, suksiu atgal, pro žirgyną tenais ir važiuoju savo maršrutu tolyn. Dar ir užtunka, kaip gražiai padaryta. Nice. Ir kaipgi be Žagarės vyšnių. Nu, kiekvienam savo. Bet juk netrukdo, juk prasilinkim. Čia neaugo, gali statyti. Gerai, ačiū. Turi grandinę, rast prirakinai. Ja, super. Pietavo Žagarės Norkoje. Barantas. Lietuviškai mišrainė. Ir rūkyta šunka. Viską uždėsim tarsi. Žagarė įsikūrus visiškai ant Rubežiaus. Reikia užsukti ir į Latviją. Latvijos Respublika. Va, matos iškart kaip kelias nuo asfaltuotos palei sieną. Haha, geras. Asfaltą eina tiesiai valstybės sieną. Latvija išasfaltavo nei centimetrų daugiau. Na taip, mėgint kitiems asfaltuosi.
Irgi savitės, stoginės. Geras. Atvažiavus su šeima tikrai galim gerai praleisti laiką. Žagarė nustebino gerąją prasme. Офигенный. Вау. Найс. Bele kas. Bele koks fainumas. Va čia tai yra verta važiuoti tai žvyrkeliais ir vėliau atsidurti va tokiose vietose. Mano takas baigėsi. Netoli prasibroviau. Čia turbūt iš po tos pernykštės audros viskas užversta ir šitas takiukas nelabai naudojamas. Tai teks grįžti atgal. Numačiau dar tenais į kairę sukasi, gal tenais praeiti. Nu, čia nais irgi nepanašu, kad kažkur vestų takas. Greičiausiai čia tik tais bebrų nušliaužė ta vieta ir tiek. Bus čia kaip pas Velofaną Panamos džiunglėse. Pažiūrėjau, prasibrauti reikia tik 100 metrų. Nu, bandau. Pažiūrėsim, ar aš neįsiu atgal tą 100 metrų. Apa. Kai sako, nemes kelio dėl ta kelio. O taip ir reikia. Niekada nepasiduoti. Eit į priekį. Apa. Va ir išlindau. Čia kokių 20-30 metrų tik tais reikėjo prasibrauti. Būtuką teko anksčiau nusukti, nes dalis kelio, kaip visada, patenka į privačią valdą. Na tai va, važiuosim per pievą. Ką daryti? Taip jau yra. Viskas būtų gerai, jeigu reiktų važiuoti į kitą pusę. Tai žvyrkelis kaip greitkelis praktiškai. Ūkininkų lauką važiuoju techninėmis rėžėmis. Užmačiau vieną tokį įdomų dalyką. Žiūrėti, kas ten yra. Pusapvalės arkos. Na, nieko čia ypatingo, betoninis. Gal koks senovinis bus. Juodeikiai. Tilto paminklas. Lietuvė, ženk savo tėvynės keliu ir nebijok reikalui esant už ją mirt. Taip. Kaip smagu lėkt pavėjui. Bet iš po mūšos tyrelio reikės grįžti atgal šito keliu prieš vėją. Vau. Tai dar biškį pasivažinėsiu. Papildomų kilometrų. Ežeriukas, sauliukai. Pelkė pamažu perėjo į mišką. Dar labiau sutankėjo. Kaip fainai matyti, kai keičiasi. Atrodo, tarsi tokiais sluoksniais, zonomis tokiamis.
toliau tęsiasi miško takelis, nežinau, kuris mane čia nuves. Būtų gerai, kad vestų ratu. Vis. Gerai, kad lygiai sutikti. O ilgumo tas takas, lemba tikrai pastatyta įspūdingai. Jau po biškį krapyje, dangus visas apsiniaukė, o blogiausia tai, kad kelias baigėsi ir net nepanašu, kad ten būtų, o rodo tiesiai, apie 2 km dar važiuoti. Nežinau, čia gal kokia kvartalinė buvusi, kad komutas rodė pravažiavimą. Ir dar linksmiau, kad net nežinau, kiek kilometrų reikia važiuoti aplinkui dabar, kad išlysti kelią normalų. Atsiprašau, valgau, užsikrovė Google Mapsas ir šiaip rodo, kad toliau kelias yra. Čia tik tais kokie keli šimtai metrų, gal tik 100 metrų tos pelkynės, o gal vis dėlto reikia pabandyti veikti. Kaip sako, nemes kelio dėl to kelio. Kelias tai va toks, tiksliau jokio kelio. Opa. O pradžiai prie jų pasižiūrėti net nejauku atrodė. Nu ir gerai, kad nepasidaviau ir vėl pasiteisino. Kaip ir tenais, prie užtvankėlės. Ok, varom tolyn. Čia panašu, kad buvo puota, kailis išdraskytas. Jau prieš tai mačiau daug kanopų ir pėdsakų panašių į vilko. Tai galimas variantas, kad čia buvo vilkų puota. Na ką, vėl pilnai lyja. Dedu švarkelį nuo lietaus, kelnes. Ir varau į naują akmenę, liko dar apie 20 km, man atrodos. Tai, blemba, džiaugsmo. Ką darysi? Na va, Aglona. Tik šį kartą čia ta, kur įteka į Miniją. O čia ta Aglona, kur teka per Biržus ir įteka į Širvėnos upelį. Šita teka iki Šilutės rajono. Pro Aglonėnus. Viskas esu netoli, atvarė su vaišėm, atvežė ir keptos duonos, ir pomidoriukų, ir dešrelių paėmė. Va, turim lūžiuką, grilinam dešreles, vakaruojam. Nu, karočiui, sekasi gerai turėti bičiulių visoje Lietuvoje. Tai, žodžiu, esu už Naujosios Akmenės, Kyvylių miestelis, kaimelis, Kyvilė, ne? Čia Kyvylių užtvanka. Jo, ten Kyvilė, o čia jau Aglona, šalia. Aglona, jo. Šiaip arčiau Aglonos. Labai arčiau Aglonos esu, bet Molupis lygtis čia upelis ir užtvanktas, tai, žodžiu, gerai leidžiu vakarą, šiandien daug istorijų daugiau nebus ir pasimatysim rytoj. Rytas, vėsu, nežinau kiek laipsnių, bet nebus kokių daugiau kaip 5. Užsikūriau greit laužiuką, einu pusryčiauti, turiu daug maisto likusio, dešrelių darau visas pakės, tai reikia suvalgyti, kad būtų biškiai lengviau vežti. Pasidarau kavytę, susipakuoju palapinę ir varau į Akmenės pusę. Šiandien važiuoju link Žarėnų ir Feliksavo, toks kaimelis. Apie 100 km ir bus liks rytoj 127. Tai kaip ir trūksta dar vieno maršruto man, nes rytoj ketvirtadienis, planavau važiuoti iki penktadienio. Reiks gal dar prasilginti kažkiek tais. Reikia pačirškinti dar šoninės. Dešrelės, bandelę biškį paskrudinsim ir turėsim neblogą burgeriuką. Tai aš dar sūrį turiu kažkur, teisingai. Na ką, skanaus. Ragaujam. Jūs puikiai suprantat, kad gamtoj čia yra bomba. Ir žiūriu velofaną. Oba, iš kur čia? Žiūrėjau, Kamanų rezervato, pasirodo įvažiavimas draudžiamas, reikia susitarti iš anksto. Bandysiu pasiskambinti ir gal leis bent jau pravažiuoti, lankyti nesiruošiu. Man tik pravažiuoti, kad nereiktų sukti rato atgal.
Ventos ir Virvytės taka. Nu. Vos. Spėjau įsikipti. Nu čia su MTB arba su tuščiu važiuoti. Bandom atsargiai nusileisti. Blemba. Aštrus kampas. Reikia geriau nusistumti. Čia yra Virvytė ir tiltas per Virvytę, o ne Venta. Venta yra ten toliau. Reikia dar važiuoti. Kažkiek tais, nežinau, turbūt, kad nevažiuosiu. Švedkalnis, kažkas tokio. Pulikė kaitina, baigiu suvalgyti vabandelės, čiburieką, Coca-Cola geriu ir saulisos. Kažkaip šiandien tingiu minti. Nežinau, gal kokie 40 km su numynės, dar biški važiuosiu apie šiam kilų, 100 vis tiek surinksiu, bet ūpo didelio nėra. Tai matyt, vis tiek nuovargis jaučiasi. Horizonte matos Žemaitijos aukštumos. Užteks, kiek atpjausi, tiek bus gerai. O duona nematau. Ai, čia nais. Lygiai, manau. Akis atidirbta, ne? Aš žinau, svoguniuką vieną pasverk. Galėjo ir mažesnis būti. Pravažiavau neseniai Viešvienus. Telšiai liko šone, ten gal kelias užtvertas. Kaip čia dabar bus? Labą dieną. Ir va, iš Vilniaus važiuoju į gimtinę. Tai tik tais, kad tiesiai per aplinkui. Tai čia daug kilometrų. Nu, į dieną po 130 taip nuvažiuoji, žinai. 130? Jo. Šiandien lėtesnė diena, tai biškį tinguliuoju, tai 100 tik pavažiuosiu. Tai gerai dar, kad nelyn, tokį neblok, bet vėjas toks didelis. Šalta, 4 dienoj gavau lietaus. Važiavau link Panevėžio tada, tai ryte, kai pradėjo 9, tai iki pat Biržų ir lyja. Tikėjausi dar dasipirkti kažko, bet dirba tik iki pusė 5, o dabar jau yra po 6:20. Šiandien vakarieniai gaminti sriubą. Tam man reikia morkos ir bulvių. Svogūną gavau Viešvienuose, bet daugiau daržovių neturėjo, tik pomidorai ir agurkai. Tai turiu dešrelių ir galvoju, prasivirsiu tokį lengvą sultinuką, kad biškį pailsint skrandį nuo viso to juksinio maisto ir negaliu gauti daržovių, nebent eit pas kažką į sodybą prašyti. Nu va, pamačiau vaikštant moteriškę po sodybą, priėjau ir paklausiau. Tai sakė, morkų neturi, pati perka, bet sakė, turi bulvių ir kopūstėlį. Tai reiškia, šiandien bus sriubos. Šiandien valgysiu sriubą. Yes. Va, gavau visą gerbuvį, visą lauknešėlį, kopūstai, bulviai, į agurkų ir obuoliukų įdėjau. Labai fainiai. Dabar tikrai kažkaip visą tai sukišti man į dviratį dar ir važiuoti toliau. Tai va, dabar taip pasivinėjau, maišiuką ant rankenos vežu. Tikrai norisi viską išsaugoti. Belėkdamas per miškelius ir laukelius, privažiavau vieną upelį, tiksliau reikėtų sakyti netgi upę, ir kas gyvena vakarų Lietuvoje tikrai žinos, apie ką aš šneku. Argi čia jau teka Minija, čia Minijos aukštupys, vaga yra tiesinta, gervės.
Tada sriubos gamyba. Pirmiausia, imu bulvę. 4, gal po to kelias net įsimesiu į laužą. O, rimtai reikia didžiasias pasilikti, imti geriau mažesnės. Tiesiog aplupsim stambiai. Tada imam morką, didoką, gal man ir pusės čia užteks pradžiai. Gerai, pasižiūrim, kaip čia išeina. Imu dešrelės, kurias vakar nusipirkau, podą ir biškį pakepinsim. O yra geriausia mentelė. Podų pagalys išmišti. Pamakaluojam biškį. Va tiek turiu kopūsto. Tiesiog pjausis į vidų. Čia niekas labai daug nesigražins. Aš pakeliui važiuodamas nusipirkau sūdytų lašinių. Reikia paragauti. Jeigu ką dar įdėsim sūdymo bulvytės su morkomis supjaustytos. Kopūsčiukai troškinasi. Druskytę su pipiriukais čia iš namų iš karto turiu pasiruošęs. Dalį svogūniukų sudėsiu į sriubą, o dalį pasipjaustysiu prie sūdytų lašinukų. Hebra. Kaip ponas. Svogūniukai, agurkiukai, sūdyto lašinukai. Kopūstienė troškinasi. Kratom bulvytės. Pjaustu iškart svogūniuką. Na ką, metas ragaut, ką aš čia prisiviriau. Aš tos pusės geriau matosi biškai. Tai pilna puoda sriubytės. Bum! Nu, įsidėjau. Įsikroviau pilną puodą. Dėjau žorakus. Ir ragaujam. Kas čia gavosi. Spėkit, ar ne pradėjau valgyti antrą užėjimą. Aišku, kad pradėjau. Nes bele kaip skanu. Naminiai obuoliukai. Turbūt dar nuo praeito sezono išlaikyti. Blemba. Klasika.